Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva. Tiesiogiai. Esame Kaune, kur kalbame su teisėja Neringa Venckienė, kuri netrukus sulauks Seimo sprendimo dėl jos teisinės neliečiamybės, teisėjų garbės teismo sprendimų dviejose drausmės bylose ir galbūt lemiamo jos karjerai prezidentės sprendimo. Labas vakaras, ponia Venckienė. Na, jūs turite nuojautą, kad jūsų teisėjos karjera iš esmės baigta? Manau, kad taip. Kaip manot, kodėl prezidentė jūs sutiktų atleisti? Nežinau, galbūt ne prezidentė, galbūt pirmas Seimas nuspręs naikinti man teisinę neliečiamybę, bet toks sprendimas labai tikėtinas. O dėl teisėjos karjeros, jūs sakot, jaučiat, kad eina į pabaigą. Turbūt klausėt ir prezidentės metinį pranešimą, jūsų pavardė nebuvo minima, bet kalbėjo apie jūs, ar ne? Jis sakė, kad yra jumis nusivylusi, nes jūs niekinate valstybę. Suprantu, kad jūs ir jūsų šalininkai, jie irgi esate nusivylę. Aš manau, kad ne tik aš ir mano šalininkai nusivylę, bet 90% Lietuvos gyventojų nusivylę valstybę. Ir netikė, ir niekas nenori tokioje valstybėje gyventi. Ir manau, aš tikrai nesutinkama toje teisinėje sistemoje šiuo metu. Na, anksčiau prezidentė jūs gynė ir aiškiai siuntė signalą visuomeniai, kad stovi jūsų pusėje. Tai buvo akivaizdu. Kas pasikeitė? Kaip bebūtų, bet aš vis tiek esu prezidentei dėkinga, kad jinai mane 12 metų balandžio 18 neatleido. Bet po dabartinio gegužės 17 prievartinio mergaitės paėmimo, tai aš manau, mes su prezidente esame lygios 1:1. Ką turite omeny? Tai aš manau, tiek prezidentė, tiek dabartinis Seimas, tiek vyriausybė sudarė sąlygas, kad mergaitė būtų prievarta išplėšta iš namų. Ir aš nemanau, kad šiems asmenims nežinant, Vaicekauskienė tą prievartą taikė. Na, aš suprantu, kad jūs turėjote viltį, kad prezidentė yra, kaip čia įsireikšti, stogas ar užuovėja jums šioje istorijoje. Ir tai neįvyko, ne? Ji jūsų neapgynė. Tai žurnalistė, man nereikia nei stogo, man nereikia nei jokios užuovėjos. Aš kaip teisėja bylą sprendžiu taip, kaip priklauso. Vienintelė mano kova tai yra dėl tiesos, dėl mergaitės išgelbėjimo, dėl brolio reabilitavimo. Ir šioje situacijoje tai aš pasirinkau iš tikrųjų brolio mergaitę, bet ne darbą. Ir viskas. Ir kitų galimybių nebuvo, jeigu prezidentė irgi pasirinko. Tai jos teisė, bet aš galiu pasakyti, aš dėkinga, kad tą kartą jinai mane neatleido. Na, gal jūs galite prisiminti, kiek per šiuos metus, turiu omeny praėjus 3,5 metų nuo žudynių Kaune, kiek kartų jūs esat tiesiogiai bendravusi su prezidente? Vieną kartą. Vieną kartą jūs matėtės, su jie kalbėjotės. Kokiom aplinkybėm tai buvo ir koks buvo to susitikimo turinys? Iš esmės tai buvo iniciatyva iš prezidentūros pusės, kad aš atvykčiau ir pasikalbėčiau su prezidentė. Jūs pakvietė patarėjai? Ir patarėjai, taip. Ir aš nuvykau ir pasikalbėjau. Tai tokia ir buvo kalba, bet aš iš esmės tai prašiau, kad gal kažką galima būtų padaryti, kad mergaitę išgelbėti. Bet aš taip supratau, kad iš esmės prezidentė nieko negali. Ji jums pasakė, kad ji norėtų, bet negali, taip suprantu? Kad jinai negali. Bet šiaip aš tų smulkmenų nenoriu pasakoti. Žinot, iš tikrųjų aš kalbėjau su ją akis į akį ir aš galiu pasakyti, kaip bebūtų, iš tikrųjų, jinai manęs tą kartą neatleido. Bet mergaitė šiai dienai jau pastankoma. Kas toliau? Seimas? Na, tikėtina, jūs esat populiarus žmogus, jūs galite praeiti ir vienmandatėje, gal net sąrašas, kuriame jūs būtumėt perkoptų 5 procentų barjerą. Tai aš galiu pasakyti, tuos 4 metus, tai iš esmės aš beveik negyvenau. Aš iš esmės visas mano gyvenimas buvo skirtas kovai, kad kaip nors tą mergaitę išgelbėti. Ir vis tiek ta pabaiga pralaimėjimas.
Tai aš dar tikiu, kad galbūt dar galima kažką padaryti ir ne tik dėl mergaitės, bet ir dėl kitų, dėl pačios Lietuvos. Nes aš taip tai gyventi nenoriu. Taip kaip vyksta viskas Lietuvoje šiuo metu, tai čia yra beprotybė. Čia net gyventi nėra prasmės tokioje Lietuvoje. O bilietą į Seimą, tai aš manau, aš jau tikrai turiu. Nes nebent dabartinis Seimas man tą bilietą atimtų. Ką jūs turit galvoje? Kad atimtų teisinę neliečiamybę, jums būtų pareikšti įtarimai? Bet aš manau, kad aš išrinkta į Seimą naujai, tai būsiu neabejotina. Na, Seimo nario mandatas taip pat suteikia ir teisinę neliečiamybę. Jums, manau, tai irgi yra svarbu, ar ne? Jeigu kalbant normalia žmonių kalba, aš manau ir šiuo metu aš jokių nusikaltimų nesu padariusi. O čia tos kurpiamos kvazi bylos, tai paprasčiausiai tik tai viskas iškraipoma. Tai aš manau, jeigu naujas Seimas bus žmonės, kurie ieško tiesos, kurie melą neverčia tiesą, o tiesą melu, tai galbūt viskas pasikeis ir galbūt net ir mergaitę dar, jeigu jinai gyva, bus galima išgelbėti. Jau vien dėl to aš bandysiu tikriausiai patekti į Seimą. Tai ponia Venckienė, ar teisingai suprantu, kad jūsų planas yra maksimaliai politizuoti šį reikalą, einant pačiai į Seimą ir tikėtis ko? Tikėtis, kad Ūsas po mirties bus nuteistas pedofilijos byloje? Ūso jau niekas nereabilituos. Čia iš esmės jau dabartinė ta pedofilijos byla tai jau tik spektaklis. O tas, jūs kaip sakot, politizavimas, tai man ne politikos reikia. Aš savo darbą išmanau geriausiai, iš jokių problemų neturėjus per 10 metų. Man iš esmės teisinis darbas, tai iš esmės jisai yra man skirtas, bet aš jau negaliu dirbti, aš jau negaliu būti teisėja. Ir man kitos išeities nėra. Aš manau, kad teisininkų reikia į Seime, greičiausiai. Aš ir paskui mane žmonės, kurie ieško tos tiesos, tikrai pateks į Seimą. Na, bet ponia Venckienė, iš tiesų, kalbant hipotetiškai, gali atsitikti įvairiausių dalykų. Kauno žudynių byla yra nebaigta. Milinio žudynių byla taip pat nėra baigta. Gali būti, kad jūs galite irgi sulaukti įtarimų tose bylose. Galbūt paaiškės, kad jūs raginote brolį, skatinote jį žudyti. Gali paaiškėti, kad jūs kartu rengiate planą. Žurnalistė, jeigu atsiras tokių kaip Žalimas dar ne vienas ir liks dabartinis Seimas, dabartinė vyriausybė, dabartinė nepasikeitusi teismų sudėtis, tai taip ir būtų, aš manau. Bet aš manau, kad tos permainos tikrai bus. Ir dabartiniai situacijoje, tai dabartiniai valdžiai yra pati blogiausia aplinkybė, kad Seimo rinkimai yra netrukus. Tai aš manau, vien tai juos verčia mąstyti, kad man tos galbūt teisinės neliečiamybės šiuo metu ir neatimti. Na, bet kuriuo atveju, toje situacijoje, kurioje jūs dabar esat, kai dvi bylos, jūs jau turite griežtą papeikimą berods, tokia yra nuobauda, ar ne? Vėl dvi drausmės bylos, panašu, kad gali laukti dar tų drausmės bylų, bet kuriuo atveju, tikėtina, kad garbės teismas rekomenduos jūs atleisti. Ir prezidentė tikėtina tą padarys, nes ji pakankamai aiškiai pasisakė metinėme pranešime. Tai iš esmės jūs ką? Jūs neturit pasirinkimo, tik į Seimą. Arba atsitraukti ir pasiduoti, ar ne? Gerbiama žurnalistė, sunku pasakyti, bet aš manau, kad dedamos pastangos yra sulaikyti mane nuo kandidatavimo į Seimą. Ir apie tai dar reikia mąstyti. Jūs galvojate, kad kažkas norėtų jūs palikti teisėją iki Seimo rinkimų? Aš manau, kad taip. Aš beveik net neabejoju. Kad jūs nedalyvautumėte Seimo rinkimuose, nesudarytumėt politinės konkurencijos? Taip ir nenusitempčiau paskui save žmonių. Aš manau, kad iš tiesų taip yra. Beveik net neabejoju. Kągi, čia trumpam stabtelsim, o po trumpos reklamos pratęsime pokalbį su teisėja Neringa Venckienė. Likite su mūsų kanalu. Taigi, mes grįžtame į Kauną
iš kur tiesiogiai kalbame su teisėja Neringa Venckienė. Na, ponia Venckienė, šią savaitę jūs paklausta žurnalistų Seime taip sutrikote, išgirdusi klausimą apie finansinės paramos kaupimą savo sąskaitoje. Ar jau dabar įsiaiškinote, kiek jūs esate sukaupusi paramos? Noriu pasakyti, kad tai jūsų Lietuvos ryto žurnalistai tai labai rūpėjo suma. Tai tos sumos aš tikrai neturėjau, bet man nepatogių klausimų nėra. Tai naudodamas jūsų tą plačią auditoriją, tai aš ir noriu padėkoti žmonėms, vargstantiems, dirbantiems, kurie padėjo man sumokėti baudą Stankūnai, tai kaltinamo pedofiliją ištikimai draugiai. Tai tiek, kiek žmonės paukojo, tai man apygardos teisme reikia dirbti keletą mėnesių. Jums suaukojo apie 10 000 litų, suprantu. Iš to, kiek aš žinau, kiek teisėjas gauna į rankas, ar ne, apygardos teismo teisėjas. Jūs galite įvardinti sumą, kiek žmonės jums aukojo nuo to laiko, kai jūs pradėjote interneto portalą? Tiek, kiek reikia sumokėti baudą. Tai aš dabar norėčiau ir pasakyti, kad tai, ką kalba Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Norkūnas, ką mano vadovas Meilutis, tai yra visiška netiesa. Įstatymas teisėjui lygiai taip pat suteikia teisę gauti dovanas. Lygiai taip pat teismų įstatymo 48 straipsnio 4 dalis kalba apie tai, kad teisėjas negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą teisme ir darbo užmokestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Bet dovanų niekas jam nedraudžia gauti. Tik tai tą patį reglamentuoja ir gyventojų pajamų mokesčių įstatymas. Tai tiek teisėjas, tiek eilinis Lietuvos pilietis sumas viršijančias 8 000 litų, jas privalo apmokėti pajamų mokesčių. Tai tą aš padarysiu ir pateiksiu deklaracijas. Tai netgi tarnybinės etikos komisijos paruoštoje viešųjų interesų deklaracijų netgi yra grafa dovanos. Tai ką kalba Norkūnas, tai yra visiškas neįsigilinimas į įstatymų nuostatas. Bet žurnalistas, aš dar ką norėčiau pasakyti. Aš noriu pasinaudoti tą jūsų Lietuvos ryto auditoriją ir manau, kad Stankūnai tai tikrai žiūri. Tai norėčiau pasakyti, kad su mergaitė man susitikti neleidžiama. Vaiko teisių apsaugos tarnybos po 20 dienų man atrašė raštą, kad tvarką ruošia Černiauskas, nors pagal civilinį kodeksą, tai jeigu Stankūnai tai atsisako leisti susitikti su mergaitė, tai tą tvarką turi nustatyti vaiko teisių apsaugos tarnybos. Tai ir tai yra įstatymo pažeidimas. Tai jeigu kartais mane mato mergaitė, tai aš noriu pasakyti, kad mes tavęs laukiame ir mylime. Ir jeigu tu mane matai, tai pasakyk mamai, kad leistų susitikti su mumis. Na, vardą tiesioginėme eterį paminėjote turbūt be reikalo, tą draudžia įstatymas, bet tiek to, bet kuriuo atveju, grįžtant prie paramos ar kaip čia, dovanų rinkimo, na, teisėjas, renkantis aukas, skamba nelabai gerai. Ar tai teisėta, ar neteisėta, bet skamba nelabai gerai. Tai žurnalistė, o jums gerai skamba, kad nepabaigus pedofilijos bylos, kai kaltinamojo draugė jau sugebėjo tą auką pasimti pas save, aš jai dar turiu sumokėti beveik 30 000 litų, o jums skamba gerai, kai mergaitė dešimtis kartų išreiškusi norą gyventi su manimi, jos teta globėja, prievarta, atvarius 240 pareigūnų, išnešus iš namų mano tėvus ir mamą, išvežus į policiją mano artimuosius, mano draugus, mano tetą, mano mamą, prievarta išnešama, išdaužomi visi namai ir aš dar 80 000, o jums tai skamba gerai? Na, bet juk teismui ekspertai pateikė išvadą, pagal kurią jūsų ryšys su mergaitė yra toks pats stiprus kaip ir motinos ryšys su mergaitė. Ir ji yra biologinė motina. Tai mes visi matėm tą ryšį akivaizdų, koks yra su manim ir su tas Stankūnai. Taigi apklausų buvo ne viena. Yra ne tik tai ta ekspertizė, yra ir kito teisėjo
Varsackio buvo paskirta psichologinė ekspertizė. Tai atsakymas, noriu gyventi su neringa, 10 kartų tas pats. Tai jeigu Kondratjevas neatsižvelgia, tai aš įvykdyti sprendimo, nenaudodama prievartos negalėjau. Tai ne tik tai pareigūnai, bet lygiai taip pat ir globėtos prievartos negalėjau naudoti. Tai aš nenaudoju jūs prievartos, neplėšus mergaitės iš namų, aš dar Stankūnaitei. Kaltinamo pedofiliją draugį dar aš pinigus privalau mokėti. Tai žurnalistai, aš grįžtu prie to, kad aš dirbu sąžiningai, aš tiek neuždirbu, kiek aš turiu sumokėti. Aš turiu sumokėti iš esmės 110 000. Tai man dirbant teisme, reikia dirbti 3 metus teisme, kad aš galėčiau tas baudas susimokėti už tai, kad aš kovoju dėl mergaitės gyvybės ir jos gyvenimo. Na, ponia Venckiene, jūs naudojate tokį epitetą kaltinamo pedofiliją draugė, ar ne? Bet juk kita pusė irgi gali prisigalvoti įvairiausių epitetų, ar ne? Stankūnaitės sesuo nužudyta, tai jūs esate įtariamo Stankūnaitės sesers žudiko sesuo. Ir jis sako, kad 110 000 jai gal net per mažai. Tai kaip iš tokios šeimos, kurie tikėtina nužudė jos seserį. Tai čia vertinimai turbūt gali būti iš abiejų pusių. Bet tai gerai, gerbiamas Edmundai, tai grįžtam prie to, kad Stankūnaitės parodymai yra, jis gina Ūsą, o mergaitės parodymai yra prieš Ūsą ir prieš Stankūnaitę. Pedofilijos byla šiuo metu yra neišnagrinėta, nepabaigta. Jau pedofilijos byloje mažametę atstovauja Stankūnaitės advokatas Černiauskas. Aš Stankūnaitei moku pinigus. Tai taip, aš vykdau sprendimą, aš tuos pinigus sumokėjau. Bet ar jums tai atrodo normalu? O ar normalu atrodo, kad aš dar turėsiu sumokėti 80 000? Čia aš galiu pasakyti, jų veiksmai... Tai dar neaišku, ar jūs turėsite sumokėti. Tai aš skūsiu. Tai aš galiu pasakyti, Edmundai, aš grįžtu prie to, kad Kondratjevui priteisus iš manęs tos 28 000 litų, aš gavau 1000 laiškų, kad žmonės tą baudą sumokės. Bet aš visiems atsakiau tą patį, man nereikalingi, jūsų pinigai, aš jumis nenoriu naudotis ir man pačiai svetimų pinigų tikrai nereikia. Na, dabar jie jums reikalingi rinkimų kampanijai? Man nereikia rinkimų kampanijai, man jau tos reklamos yra begalės. Tie pinigai yra iš esmės vargšiai Stankūnaitei sumokėti, apie kurią iš esmės net neverta ir kalbėti. Na, grįžtant prie jūsų vis minimo Ūso, bet kuriuo atveju aš manau, kad jums net nelabai rūpi, kai baigsis byla. Nes jeigu Ūsas būtų išteisintas, jūs vis tiek sakysit, kad jis pedofilas. Edmundai, man jau nerūpi byla, nes Ūsas yra vienoje pusėje su Litvinsku, o kitoje pusėje byloje pripažinta nukentėjusioji mažametė, galima sakyti, Ūso auka. Jos atstovai yra Stankūnaitė, Ūso draugė ir Černiauskas. Tai ar jūs dar tikitės kažkokio rezultato? Na, mergaitė formaliai atstovauja Vaiko teisių apsaugos tarnybą. Černiauską aš praeitame posėdyje taip pat mačiau, ką jisai veikė toje byloje. Taigi visur žiniasklaidoje buvo išplatintos nuotraukos, kad Černiauskas kartu su Litvinsku byloje. Tai aš manau, kad jis atstovauja jau mažametę. Tai rezultato negalima tikėtis jokio. Na, vienintelis dalykas, kas turbūt būtų labai gerai, kad visos bylos baigtųsi, ar ne? Kad būtų ištirtos iki galo. Ir žudynių byla, ir Milinio byla. Ar jūs esate tikra, kad nėra pagrindo manyti, kad mano paminėtose antroje ir trečioje byloje jūs netapsite įtariamąją? Tai kaip dabar tos kurpiamos bylos, tai gali būti, bet aš galiu pasakyti, jeigu kalbant apie Milinius, tai čia yra visiškai beprotybė, nes aš netgi nežinojau, kad jisai turi tą įsūnį. Aš supratau, kad mirė jo berniukas, kuris panašaus amžiaus kaip mano sūnus, gal metais porą vyresnis. Ir tik tai po kelių dienų sužinojau, kad buvo kažkoks įsūnis nužudytas. Tai čia yra beprotybė. Ir jeigu tie tėvai kažką sieja su šitą istoriją, tai jie tolsta nuo tų tikrųjų žudikų. Tai aš norėčiau grįžti prie to, kad aš pati Lietuvos ryto dienraštėje skaičiau. Lavastį Gaivenis duodamas interviu sakė, kad Milinienė davė pinigų Žalimui. Tai aš nebijoju, kad jeigu bus dar tokių kaip Žalimas, tai čia gali būti visko. Bet aš tai čia absoliučiai neturiu jokio ryšio su ta byla, tik tiek, kad Milinis buvo mano vadovas. Na, bet čia irgi yra tikėjimo ir netikėjimo klausimas. Jūs tikite, kad buvo pedofilija, jie tiki, kad jūs davėte nurodymą nužudyti jų sūnų. Tai čia suprantate, čia jeigu jie
moka pinigus už tai, kad žalimas atsirastų, tai jau tada čia beprotybė visiška. Ta aš skaičiau Lietuvos ryto dienraštį ir tą faktą patvirtino pats Virginijus Gaivenis. Tai aš manau, kad jau ten tarpusavėje kažkokie nesutarimai. Bet aš manau, visa esmė ne tai. Visa esmė tai yra mergaitė, kuri išplėšta iš savo namų, kuri 4 paskutinius metus čia gyveno ir nepabaigus pedofilijos bylos atiduodama kaltinamo draugiai, kuri gina tą kaltinamąjį. Tai rezultato negalima tikėtis jokio. Tai tam yra ir sukonstruotas civilinio proceso kodeksas, kad yra judicinis ryšys tarp bylų, kad reikėjo laukti, sustabdyti vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bylą, laukti pedofilijos bylos baigties. Tai ką galima tikėtis? Tai ką galima tikėtis, jeigu Europos žmogaus teisių teismo atstovė Baltutytė kalba, kad tikriausiai kompensacija Stankūnaitei bus priteista. Tai aš būtent dėl to ir parašiau straipsnį. Ar ta gerbiama Baltutytė pranešė Europos žmogaus teisių teismui, kad pedofilijos byla neišnagrinėta, kad buvo 9 spalio 6 nutartis pareikšti įtarimus Stankūnaitei, kad melo detektorius sutampa su mažamečiais parodymais, kad buvo atlikta kompleksinė mažametės ekspertizė, jinai nemeluoja, nefantazuoja, tėvas Kedys jai nedarė jokios įtakos. Tai pranešus kokia kompensacija, tai šiuo metu kiek išleista Stankūnaitei? 2-3 milijonai dėl šitos ponios. Tai o kur kiti vargšai Lietuvoje, kur valgyti neturi? Tai dėl ko tas Stankūnaitė tokia privilegijuota? Tai jos ta padėtis yra pranašesnė už tūkstančius kitų. Na, pedofilijos byla taip yra esmė, bet lygiai tokia pati esmė yra ir teisėjo nužudimas. Tai aš net nekalbu, bet viską reikia nuosekliai tirti. Jeigu jau ir mano, tarkim, jeigu brolis buvo nužudė, tai dėl ko tai atsitiko? Pirmas klausimas. Antras dalykas, dėl ko ant ginklų rastų prie Naruševičienės namų nėra jokių pirštų anspaudų, prie jo kūno, negyvo, prie mano brolio kūno jokių pirštų anspaudų. Tai, ką skelbė Kliunka spaudos konferencijoje, yra visiškas melas, jau generalinės prokuratūros yra paneigta, nebuvo tų pirštų anspaudų. Yra begalės dalykų iš mano brolio nužudimo bylos nesutampa. Tai, kas skelbiama viešai, yra visiškas melas. Generalinė prokuratūra skleidžia ne tai, kas yra realiai. Pone Venckiene, ar jūs vis dar tikite, kad teisėjas Furmanavičius buvo pedofilas? Tai manau, reikėjo klausti Valentino, kokius jis atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus, ką jis atliko, kad būtų išsiaiškinta, ar Furmanavičius dalyvavo ar ne. Tai niekas kitas kaip generalinis prokuroras negalėjo kreiptis į Seimą. Tai dėl ko dabar Valys kreipėsi dėl mano, dėl ko nebuvo kreiptasi dėl Furmanavičiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo. Tai tokie kaltinimai, įtariant teisėją pedofilija, niekas net nesureagavo, niekam nebuvo įdomu. Jūs rašėte tuos raštus brolio vardu, ar ne? Tai taip, aš padėjau broliui rašyti, kad prašau, pradėkite ikiteisminį tyrimą, tyrkite, kas yra. Bet aš noriu grįžti prie to, kad pedofilijos byloje yra Furmanavičiaus neva sužadėtinės paliktas skambutis Stankūnaitei. Tai irgi nėra atsakymo, dėl ko jinai skambino Stankūnaitei ir ką jos kalbėjosi. Ką reiškia paliktas skambutis? Yra kontaktas išklotinėse. Na, tai kuo jūs tai aiškinat? Tai kokį ryšį Stankūnaitė turėjo su Furmanavičiaus neva sužadėtinė Ramanauskaitė. Tai prokuratūra taip pat nėra davusi atsakymą. Na, ponia Venckiene, tarkime, jūs rudenį tapsite Seimo nare. Ir kas tada? Edmundai, aš manau, kad ateina tikrai reformų metas, žmonės nusivylę tokia valstybė. Tai aš galiu pasakyti, aš dirbu sąžiningai, bet aš nenoriu dirbti tokioj teisiniai sistemoje. Ašgi matau, kas vyksta, ašgi žinau begalės faktų, aš faktų žinau, apie kuriuos aš tyliu ir nekalbu. Ir aš galiu pasakyti... Tai ko jūs slepiat, jeigu tai nusikalstami dalykai? Aš kiek jau prakalbėjau, jūs matot, kas čia darosi. Tai aš galiu pasakyti, aš manau, kad ta valstybė tikrai bus sugrąžinta žmonėm ir tas klanas vieną kartą atsidurs pats toje vietoje, kur jiems ir priklauso. Aš nemanau, kad taip žmonės negyvens. Jau 22 metus iškentę, tiek dabar visi pamatę, nenutils. Atėjo, jūs pamatysit, atėjo didžiausių reformų laikai. Tai jūs sakot, kad visi yra vagis, žulikai ir dar negana to Lietuvą valdo pedofilai. Aš galiu pasakyti, kad korumpuota teisėsauga, kad korumpuota valdžia
Tai nėra jokių abejonių, yra begalės pavyzdžių, begalės bylų ir tai visi žino. O kad kažkokia pedofilijos gal grupė, kažkokia gauja, aš beveik irgi neabejoju. Nes tai, kas vyko šioje pedofilijos byloje, kai negali nieko pasiekti, kai iš esmės tai čia ne 4 negyvi žmonės, yra apie 10 negyvų žmonių, tai liudytojai yra žudomi. Tai, ką jūs turite omeny? Tai yra begalės mačiusių, tarkim, mačiusių įvykius negyvų, yra maždaug apie 10 negyvų žmonių. Ir nėra atsakymo, dėl ko jie negyvi. Tai aš nemanau, kad čia viskas yra taip paprasta. Čia tai yra kažkas daugiau, ne tik tie galimai 3 buvę įtariamieji. Na, gaila, mūsų laikas baigėsi, būtų įdomu pratęsti tą pokalbio dalį apie tuos 10 negyvų, ką jūs čia turėjote omeny, bet dėkui Jums už pokalbį. Ačiū žiūrėjusiems, kita laida Lietuva tiesiogiai pirmadienį, mes dar pasimatysime sekmadienį laidoje 24/7. Gero vakaro, iki.